Valgom saldžiai, bet energijos, maistinių medžiagų negauname. 0 kalorijų, 0 vertingų maistinių medžiagų. Tuščios kalorijos. Ir organizmas sako, palauk, aš gavau skonį, bet negavau energijos. Ir iš tikrųjų moksliniais tyrimais vienas po kito pasirodo, kad siejama su pertekliniu kūno svoriu, netgi nutukimu, dėl to, kad žmogus praranda saiką. Raminta, jau mes matėme, kad čia turime 2 gėrimus. Palyginkime jų vertes. Jeigu tas gėrimas yra su saldikliais, mes galime suvartoti perteklių, tai yra rizika per didelio kūno svorio ir netgi žalingai gali veikti mūsų mikrobiotą, kuris šiomis dienomis siejama su daugeliu ligų. Tai ir skatina lėtinį uždegimą, tas irgi turbūt labai svarbu. Jo maistinė vertė ir energinė bus visi nuliai. Jeigu mes turime gėrimą, kuris yra su cukrum, yra sukurtas kaip virškinimo vaistas iš tikrųjų kurtas, bet tapo gėrimas vietoj vandens. Tai čia išgėrę stiklinę cukraus mes faktiškai visą pridėtinę cukraus normą susirenkame.